Garbė Jėzui Kristui. Iš Išėjimo knygos. Mozė ir Aaronas prieš faraoną padarė visokių stebuklų, bet Viešpats užkietino faraonui širdį ir tas Izraelitų iš savo šalies neišleido. Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui Egipte: tegu šis mėnuo jums pradeda mėnesių eilę, tegu jis būna pirmasis metų mėnuo. Paskelbkite visai Izraelio bendrijai. 10 šio mėnesio dieną tegu kiekvienas parūpina savo šeimynai, savo namams avinėlį. Jeigu šeimyna būtų per maža avinėliui suvalgyti, tegul jį ima susidėję su savo namų artimiausių kaimynų, žiūrėdamas, kad pakankamai būtų asmenų avinėliui suvalgyti. Tasai avinėlis privalo būti be ydos, patinėlis, vienmetis, eraitis arba ir ožaitis. Jį palaikykite iki 14 šio mėnesio dienos, tada susirinkusi visa Izraelio bendruomenė pavakarę avinėlius tepapjauna. Reikia paimti avinėlio kraujo ir juo patepti šoninės ir viršutinę durų staktas namų, kuriuose avinėlis bus valgomas. Ta naktį reikia suvalgyti mėsą. Iškepti ant ugnies ją reikia suvalgyti su nerauginta duona ir karčiomis salotomis. Nieko iš jos negalima valgyti žalio ar vandenyje virto, tik tai ant ugnies iškepto, kartu su galva ir kojomis bei vidaus dalimis. Negalima nieko palikti lig ryto. Kas liktų lig ryto, reikia ugnyje sudeginti. O valgyti avinėlį turėsite šitaip: susijuosęs prienas, apsiavę kurpėmis, laikydami rankoje lazdą. Valgykite jį su paskuba. Bus Viešpaties Paska, perėjimas. Ta naktį aš eisiu per Egiptą ir išžudysiu visus jo pirmagimius, žmonių ir galvijų. Įvykdysiu teismą visiems Egipto dievaičiams. Aš esu Viešpats. O kraujas ant staktų namų, kuriuos gyvenate, bus jūs saugantis ženklas. Pamatęs kraują, pro jūs aš praeisiu. Ir jūsų neištiks ta nelaimė, kurią aš nubausiu Egiptą. Šią dieną privalote kas metai minėti. Ją švęskite amžiais, kartų kartomis, kaip iškilmę Viešpaties garbei. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Šie vyrai buvo alkani. Vieną šabo dieną, eidami su Jėzumi per javų lauką, jie pasinaudojo proga bent šiek tiek užkąsti. Norėdami sekti Jėzų, 12 apaštalų paliko savo namus ir galimybę pastoviai turėti maistą. Aišku, kad nesubrendę javų grūdai jiems te buvo tik šioks toks užkandis. Tai galbūt buvo paskutinė jų galimybė šiek tiek pasisotinti, kol vėl gaus maistą. Jėzaus požiūrį prieštaravusiems fariziejams atrodė, kad šiuo poelgiu apaštalai pažeidė įstatymą. Šį įvykį jie prilygino javų derliaus nuėmimui, o tai draudžiama šabo dieną. Taigi, jie apkaltino Jėzaus mokinius. Tačiau Jėzus, atėjęs atskleisti tėvo širdies, kitaip žvelgia į šį įvykį. Švęsti šabą yra svarbu, tačiau ar Dievas reikalauja ilsėtis net ir tada, kai reikia maisto? Ne. Kaip tėvai stengiasi patenkinti svarbiausius savo vaikų poreikius, taip ir mūsų dangiškasis tėvas mumis rūpinasi. Jei būtumėte supratę, ką reiškia aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos, nebūtume pasmerkę nekaltų. Citatė iš Matulio. Žydų tautos religiniai vadovai, aiškinami įstatymą, taip pat ir šabo laikymasi, daugiau dėmesio skyrė išoriniams veiksmams. O Jėzus drąsiai pareiškė, kad jis yra daugiau negu šventykla, kad jis yra šabo viešpats. Jis aiškiai pasakė, kad Mozės įstatymas yra skirtas ugdyti vidinę bendrystę su tėvu, tai nesavitikslis apribojimas.
Dievas visuomet norėjo įrašyti įstatymą į mūsų širdis ir palaikyti jį meilę. Leidęs apaštalams javų lauke valgyti grūdų šabo dieną, jis prisiminė Dovydą ir jo vyrus, šabo dieną šventykloje valgysius padėtinės duonos, kuris skirta tik kunigams. Kalbėdamas apie šios įvykius, šabo viešpats parodė, jog jis yra linkęs numalšinti savo žmonių alkį. Ko jūs aukstate? Ar tikite, kad Jėzus gali numalšinti jūsų alkį? Ateikite pas jį šiandien ir leiskite jam jūs pripildyti. Viešpatie Jėzau, dėkojame tau už artimą bendrystę, dovanojamą per tavo auką ant kryžiaus. Dėkojame tau ir už tai, kad ateini pas mus Eucharistijos duonai. Viešpatie, atiduodame tau visas savo reikmes, tik tu jas gali patenkinti. Man asmeniškai gražiausia vieta šitam skaitinį, tas prieš paskutinis sakinys, prieš tą maldelę, kur yra. Ateikite pas jį šiandien ir leiskite jam jūs pripildyti. Ir su tokia mintim linkiu gražaus savaitgalio, gero penktadienį. Šiandien turim Vinco vardinės ir Invido gimtadienį. Tai iš tikrųjų mes tikrai meldžiamės už mūsų pavaduotoją Vincą ir jo padėjėją ir kartu sūnų ir Invidą, už jų šeimas, už vaikus. Tikriausiai labai daug turėtume melsdamiesi pagalvoti apie tai, kad šiandien 10 val. Prasideda konferencija Palangoje, kurioje dalyvauja daug švietimo ministerijos atstovų ir ministras. Tai iš tikrųjų didelė atsakomybė visam kurorto verslo skyriui ir mums visiems, kiek mes prisidėjom savo darbais. Tai dar gera malda, galėtume pasistiprinti juos. Už tos, kuriems reikia dvasinės paramos, dvasinės pagalbos, kuriems kankina fizinės kančios, skausmas ir liga. Ir už tos, kurie mūsų bendruomenės nariai išėjo, už mūsų artimuosius. Kviečiu mane.